charakteris, kovingumas. Tadas Pažėra. Nebloga, bet vėliau šiek tiek įkrito į duobę ir pralaimėjo antrą kėlinį 10 taškų iki galo. Tadas žaidžia labai drąsiai ir užtikrintai. Repšys. Pažėra. 3 taškai. Kolinsas. Randa Pažėra. Krepšinėje tikrai yra labai nedidelis skirtumas sąlyginai. Čia Tadas Pažėra. Ginasi Klaipėdos Neptūno komanda. Puikus Jomanto perdavimas, pjausto tenai savo Meisteris. Tadas Pažėra iš tolimo vidutinio nuotolio. Kol kas stringa. Mažeikiam basketėlą mauto ataka. Jomantas atlieka perdavimą. Tadas Pažėra iki galo pats kamuolį. Atsirado šiek toks nepasitikėjimas savo jėgomis atakuojant iš toliau. Tadas Kolinsas Kimpopą bando žaisti. Pažėra, šturus prasiveržimas, Tadas. Jonavos klubas ir gali, jau užuodžia triumfą, švenčia pergalę. gynyboje atsikeičia. Dabar jau Pieno žvaigždžių ekipa pagalba atkeliavo iš Atės, tad liko laisvesnis. ispaniškas pick and rollas. Nesusikalba tenais Neptūnas, visiškai laisvas Pažėra. Metimas yra tikslus. Praėjusiame sezone Kreižmantas iš toli metė vos 20% tikslumu. Žaisti prieš Valantiną, gerai, kuria iš pausto jau ne pirmą kartą, dabar perdavimas atgal, Misteris nepataiko. Gražus, apgaulingas judesys. Oi, koks Pažėros. Gargždų klaida šiandien. Pažėra, pašokdintas Sembala. Perdavimas Giedriui Staniuliui. Kėdė Lamau klube. Tadas Pažėra, jo pirmosios sekundės ant parketo, iškištas kamuolys. Stringa kol kas Mažeikių M-Basket puolimas. Artūras Jomantas atakuoja krepšį iš toli. Gynyboje Vanderplasas ir galiausiai kamuolį pameta šeimininkai. 7 klaidos. Dėl kamuolio jį nusiima Pieno žvaigždžių ekipa. Paskutinė minutė, pirmame ketvirtyje lieka, prarastas kamuolys, Tadas Pažėra. Ščiauskas iš Pažėra. Apsigino Pažėra švariai, Verpstė